vandens srūgeleidimo filtrai. Čia pradžioje stovi oro kompresorius. Kuris paduoda orą. Taip, štai čia. Čia mazgas 12 mm. Čia visas įsišakoja. Filtras. Taip, toliau turim vada vandens. Kažkur kairę pusę vandens filtras. Taip, čia šakuojasi 3 oksidatorius, vienas iš jų štai čia. Antras iš jų matosi štai čia. Oksidatorius. Taip, tai 2 oksidaciniai filtrai. Iš jų keliauja į trečią oksidatorių, kuris yra štai čia matosi. Taip, ir toliau keliauja į automatinius filtrus oksidacinių talpų. Taip, per apačią į štai čia. Čia balansiniai ventiliai. Tai ten kitas balansinis ventilis. Taip. Srautą galima sureguliuoti, čia vožtuvai. Taip, 2 vožtuvai. Taip, iš 2 talpų, iš tos eina ir iš trečios talpos štai tos eina į trečią vožtuvą, štai šitą filtrą. Taip, trečias filtras. Grįžtam atgal. Taip. Tuo metu, kai filtras plaunasi, pasiduoda kitas vanduo. Eina štai čia. Čia yra švaraus vandens padavimas iš talpų. Talpos yra štai čia. Į viršų eina vanduo į kanalizaciją iš filtro. Čia tas trieilis vožtuvas. Toliau vanduo išeina iš filtro. Yra skaitliukas. Filtras skaičiuoja kubus. Tai va, atvaizduoja taipogi tekantį vandenį. Dabar vanduo nebėga. Tiek liko iki prasiplovimo. Dabartinis laikas. Taip, čia skaitliukas. Čia yra vožtuvas, kurio pagalba uždaromas vanduo, kai filtras plaunasi. Čia mėginio kraniukas. Čia vanduo eina atgal į atėjimo liniją. Lygiai taip pat su visais kitais. Treigis vožtuvas. Uždarimo vožtuvas. Keliauja. Tuo metu, kai filtras plaunasi, naudojamas ir oras. Čia matom stiklinaitė, kaip pakyla, kaip plaunasi. Čia yra balansinis, jeigu per daug oro būtų paduodama, kai filtras plaunasi. Taip, toliau einam į sekančius filtrus. Taip, po šitų filtrų vanduo grįžta į trasą, keliauja per impulsinį skaitliuką. Impulsinis skaitliukas nusiskaitoma 2 kompiuteriais ir vaizduojamas oras į štai šitas 2 talpas. Taip, paskutinės talpos 4 ir 5. Ir po šitų talpų vanduo keliauja į automatinius sekančius filtrus, kurie valo manganą. Taip, filtrai yra 9. Bendras vaizdas maždaug toks.